Aš ketinu pakalbėti apie, vadovų konferencijoje, ketinu pakalbėti apie tokį klaikiai nuobodų dalyką, kaip vadovavimas. O jeigu tiksliau, aš noriu kalbėti apie tokį vieną aspektą vadovavimo, tai yra apie susitarimus. Kadangi tenka daug ir dažnai dirbti su vadovais, vis labiau suprantu, kad darbo rinkoje, kurioje dominuoja darbuotojai, susitarimas tampa pagrindiniu vadovo darbo įrankiu. Tai yra arba pavyksta susitarti, arba ne. Ir susitarimai labai keistas dalykas iš principo. Jie yra įmanomi tik tai tuo atveju, jeigu abi pusės nori susitarti. Jeigu nors viena pusė nenori susitarti, susitarimas neįvyksta. Įvyksta feikiniai susitarimai. Kur iš serijos sako, padarysi? Ne, supratau. Padarysiu. Iki trečiadienio. Tada penktadienį sutinki, kur nors koridoriuose, kodėl nepadarėjai? Ko nepadariau? Jūs net nežino, apie ką susitarimas buvo, nes susitarimo nebuvo. Didžiausia problema su susitarimais, kad jie neįvyksta dėl to, kad manoma, kad jie įvyko. Sveiki atvykę į komunikaciją. Prisimenat, esminė komunikacijos problema yra manimas, kad jinai įvyko. O ne, neįvyko. Susitarimai neįvyksta tarp vadovo ir darbuotojo dėl krūvos priežasčių. Kokių 2/3 tų priežasčių vakar pasakė žmonės, kurie kalbėjo apie mąstymo klaidas. Ir visą tą Kahnemano chebrą su tuo savo triukšmu. Panašu, kad mums vadovams iš viso įvairys paranoja. Dėl to, kad gaunasi taip, kad mes kažkaip nuo mūsų visai tie sprendimai nepriklauso. Nuo triukšmo, nuo klaidų. Siaubas. Kita vertus palengvina šiek tiek. Darai blogus sprendimus ramu. Tugi nekaltas ir neatsakingas. Nes yra klaidos ir triukšmas. Žiauriai fainai. Bet šiaip yra tokios kelios klaidos, kurios labai nervuoja, dėl ko dažniausiai nevyksta susitarimai. Tai pavyzdžiui, viena iš jų yra, kad nuo viduramžio, nuo belekada, nuo kada egzistuoja vadovai, jeigu vadovas, tampa vadovu, tą pačią akimirką įsigyja mąstymo klaidą, kad jam turi paklusti. Ne, aišku, šiais laikais niekas niekam neturi paklusti. Bet kai nepaklūsta, blemba, kai nervina, ne? Nugi galėtų. O nepaklūsta. O nervina. O beje, įdomus dalykas, mus nervina tik tai, kas mums svarbu. Tai, kas mums nesvarbu, mūsų nenervina. Arba kita mąstymo klaida, kur, pavyzdžiui, yra, tai apie ką čia kalbėti, taigi ir taip viskas aišku. Ta prasme, mes jau apšnekėjom, tai viskas aišku. Beje, įrodyta, kad vaikams iki 5 metų amžiaus, net neateina į galvą, kad kas nors gali nežinoti tai, ką jie žino. Tai šiaip tiesiog priminimas, kad kartais staiga paėmė ir patenki į 5 metų amžiaus vaiko mąstymo lygį, būdamas rimtas vadovas. Ne, aišku, kad ne. Bet būtent dėl tos klaidos labai dažnai vadovai nepaaiškina, kodėl. Kodėl tai svarbu, kodėl būtent į tai reikia atkreipti dėmesį ir panašiai. Dar viena mąstymo klaida, kuri yra tokia, čia gal net, aš nebetęsiu tas mąstymo klaidas, ne tame esmė, turbūt, bet turbūt esmė yra tame, kad ką padaryti, kad vis dėlto tas susitarimas įvyktų. Ir turiu klausimą jums. Ką darė tie žmonės jūsų gyvenime, aš tikiuosi, kad jūs tokių turėjot, tokia dovana, žmogus dovana, kur jūs galvojat, su šituo žmogum aš noriu laikyti susitarimo. Ta prasme, bele ką padarysiu, bet nenuvilsiu. Kaip tokie žmonės elgėsi, ką jie darė? Davė iššūkius, ką dar darė? Darė, pasitikėjo, beje, atkreipsim dėmesį, nesakė, kad pasitikiu, o iš veiksmų matėm, kad pasitikėjo, ne? Fain. Ką dar darė? Rūpinosi. O čia buvo ką tik, ne? Tai care, ja? Kas dar? Patys laikėsi susitarimų. Blemba, įsivaizduoja, dirbs su žmogum, kuris laikosi susitarimų. Nemelavo. Čia yra jau biški perlenkta, nes šiaip jeigu ką, visi čia susirinkę žmonės yra melagiai ir mes puikiai tą žinome su jumis, nes tikrai melavom šiandien jau ne vieną kartą ir pameluosim dar ne vieną kartą. Nes netgi yra tyrimai, kurie parodo, kad žmogus meluoja iki 200 kartų per dieną ir per vieną susitikimą sugebėjo pameluoti iki 10 kartų, kur ten trūksta 5 minutės. Kaip tu gyveni? Puikiai. Kaip malonu tave matyt? Fantastiškai atrodai. Aš tau paskambinsiu. Aš tau išmušiu didesnį biudžetą. Taip, aš padarysiu. Aš būsiu dėmesingesnis. Aš atkreipsiu dėmesį. Jūs žinot, apie ką aš kalbu. Bet jūs išvardėt labai svarbius dalykus. Iš tiesų, jie kėlė iššūkius, jie pasitikėjo, jie gerbė, mes jautėmės gerbiami su jais. Jiem rūpėjom. Mes rūpėjom. Ir čia tas žodis durnas pas mus rūpėti, lietuviškas, labai jis kažkaip arti rūpintojėlio. Šiaip rūpėti yra gerai, tu man rūpi. Bet kai tu man rūpi, iš karto mes tokį vaizdį turime maždaug. Oi, tu vargšelis, klausyk, kaip čia taip tau gavosi, kad darbo nepadarėjai.
Jėzus Marija, kaip čia tau gavosi, kad deadline'o nesilaikėjo, gal aspirinas padėjęs, ką klausy. Ne apie tai. Rūpėjimas tikras visai ne apie tai. Rūpėjimas apie tai, kad padėtų pasiekti rezultatą, iššūkį. Bet prie to taip pat grįšim. Man toks labai įdomus dalykas yra. Netaip seniai turėjau grupę žmonių, su kuriais dirbam, buvo workshopas ir, reiškia, kažkurio momentu man tai būna gyvenime, kažkas ten, reiškia, trigerino, kažkas pramušė. Ir aš klausau žmonių, ten susirinkę vadovai, klausia, tai ko jūs norit? Tai ko jūs iš tikrųjų norit? Ir vienas toksai sako, kad paliktų ramybei. Ir aš tada klausiu, pakelkit rankas tie, kurie irgi norit, kad paliktų ramybei. 2/3 žmonių pakėlė rankas. Ne, bet rimtai, hebra, prisiminkit dabar, pavyzdžiui, save. Prisiminkit, kada, kada jauti, kad viskas, ko nori šiandien, tai kad paliktų ramybei. Kad anie atsiknistų ir kad anie atsiknistų. Nes šiaip, kaip žinia, vadovo darbas būtų visai nieko, jeigu nereikėtų turėti reikalų su žmonėm. Nes žmonės užknisa. Tu ateini į darbą, normaliai padirbti, ateini atsisėdė dirbti, o ten jie. Su savo klausimais ir pastovi tais pačiais. Ir pastovi tie patys. O tie, kuriem realiai reikia pagalbos, tai net neateina. Nes nėra kaip pro duris prasispraust, supranti. Nes ten jau anie stovi. Bet žiūrėkit, pagalvokit apie tai, žmonės gerieji. Jeigu tu, pavyzdžiui, viskas, ko tu nori šiandien, yra, kad tave paliktų ramybei, o tu šiandien turi, pavyzdžiui, darbo pokalbį. Arba turi one-on-one su savo darbuotoju. Arba turi susirinkimą. Arba turi sprendimą, ką daryti su underperformeriu kažkuriuo, tai žmogum, kuris, aiškiai, nepavaro. O viskas, ko tu nori, kad tave paliktų ramybei. Įsivaizduojate efektyvumą tokio vadovo? Ką jisai daro, pavyzdžiui, per darbo pokalbį, ko jisai klausia? Jis klausia, kad gautų atsakymą? Ne, jis klausia, kad gautų patvirtinimą. Kada per one-on-one, ko jis klausia kažko, kas turėtų developint, padėti žmogui pasiekti rezultatą. Ne, jis klausia kažko, kad tas žmogus nuo jo atsiknistų. Suprastų, kad pats kaltas, kad nepadarė. Mes žmonės keisti, mes randam tai, ko ieškom. Visame kame, kitame žmoguje, situacijoje, aplinkybėse, mes randam tai, ko ieškom. Dažniausiai klausimas yra ne ką rasti reikia, o ko ieškoti. Ir taip sprendžia mūsų tai, kokią problemą mes sprendžiam. Jeigu vadovas sprendžia problemą, kad mane paliktų ramybėje, atitinkamai jisai ir ieško būdų, kaip gauti iš aplinkos aplinkinių atsakymą, kad, kas patvirtinimą, kas turėtų pasidaryti, kad viskas baigtųsi kuo greičiau. Ir tokio vadovo mes nenorim. Ir tokiais vadovais mes nenorim būti, bet tokiais vadovais mes būnam. Būnam. Ir čia grįžtu prie susitarimų. Tie žmonės, su kuriais jūs norėjot laikyti susitarimų, jie norėjo, kad jūs laimėtumėt. Mes galvojam, kad mes jiems rūpėjom. Žiūrėkit, hebra, ta prasme, biški gal. Bet šiaip jiems rūpėjo, kad mes laimėtumėm. Ir dėl to jie su mumis elgėsi taip, kaip jie elgėsi. Jie challenge'ino, jie pasitikėjo, jie rodė, kad žino, kad tu gali, jie palaikė ir panašiai, nes jie norėjo, kad tu laimėtum. Dėl to, kad kažkur ten, smegenų, stuburo apačioj, jie jautė, kad jeigu mes laimėsim, tai jie laimės. Ir čia truizmas, visi tą žino, absoliučiai. Ir jeigu jie laimės, tai organizacija laimės. O jeigu organizacija laimės, tai klientas laimės. Kieno problemą mes sprendžiam, būdami vadovais? Organizacijos, kliento, o gal savo? Ta problema, kuri atsirado iš ryto dėl prastos nuotaikos arba dėl nuovargio, ar dėl prastos lyderystės, tarp ko. Kieno problemą mes sprendžiam, kai darom savo darbą. Ir čia įdomus momentas, kuris atrodo visiems absoliučiai akivaizdus. Bet aš, kiek dirbu su klientais, aš matau, kad klientai, kurie yra sėkmingi, žmonės, kurie vadovai, lyderiai, verslo žmonės, ne tik verslo žmonės, tie, kurie sėkmingi, jie labai gerai supranta tą, ką mes visi žinom, bet jie supranta tą kažkur labai giliai. Kad bet kuri organizacija egzistuoja tik tai tol, kol sprendžia kliento problemą. Visur parašyta. Nieko naujo nepasakiau. Bet jeigu aš, būdamas vadovu, sprendžiu kliento problemą, tai aš galvosiu, ką aš turiu padaryti su savo žmogum, kuris arčiausiai yra kliento, kad jisai norėtų spręsti kliento problemą. Nesuteik paslaugą, nepatenkinti lūkestį, išspręs problemą.
Vadovo darbas yra padėti, ką mes puikiausiai žinom, visi tą žinom. Padėti, kad tas išspręstų kliento problemą. Bet čia yra reikalų. Tačiau atrodo viskas taip paprasta, kad net nėra apie ką šnekėti. Bet aš žinau, kad laimi tie, kurie žino, kokią problemą jie sprendžia. Kai ta problema yra kliento problema. Ir tada visas vadovavimo ciklas, nuo to, kad aš esu to įsitikinęs, kad kiekvienas vadovas turi įgyti kompetenciją džiaugtis, kada jo darbuotojai paeina. Tai yra kompetencija. Tai nėra prigimtis. Tai kompetencija. Išmok, kada tu matai, kad taviškiam paėjo. Tu galvoji, yes! Ir tada tau norisi, kad paeitų daugiau. Nes veža, kai jas. Dopaminas galų gale. Ir tu galvoji, kaip aš galiu padaryti, kad jiem labiau paeitų, dažniau laimėtų. Organizacijoje laimėti visada yra išspręsti kliento problemą. Tai vienintelis dalykas, kurį man norisi išsinešti, kad jūs išsineštumėte, tai paprasta šitą truizmą. Kai mano žmonės laimiu aš. Kai aš laimi organizacija. Kai laimi organizacija, laimi klientas. Nes organizacija egzistuoja tik tai dėl to, kad sprendžia kliento problemą. Tai palieku su jums klausimų skirtų. Kokią problemą jūs sprendžiat? Šiandien. Ačiū uždėmesį.